Taigi yra klausimas apie pinigus, finansus ir ką daryti su tais finansais, ypatingai, kai mes turime, pavyzdžiui, bendrą sąskaitą, ar ne, su vyru, su draugu ir mes vedame bendrą biudžetą, ar ne? Ir vat, ką tik pasidalinom, jog kai pamatom, kad toj bendroji sąskaitoj jau yra minusas, prasideda kontrolė, toks nepasitenkinimas ar net dviprasmiškumas. Ir dėkoju už tą pasidalinimą, nes dažnai taip moterims pasitaiko. Vienas iš momentų, kuo buvo pasidalinta, kad prasideda tas nepasitenkinimas, tarsi, tai kodėl tu čia tiek išleidai, ypatingai vyro atžvilgiu, ar ne? Nes mes pas moteris, ar ne, yra ta kontrolė, tas stebėjimas, žodžiu, ir tas saugumo jausmas per finansus. Ir tai yra labai natūralu, nes pas mus yra instinktai ir jie šimtmečius gyvuoja fiziologiškai pas mus, mūsų kūne. Ir dabar pinigai yra susijęs su tuo pačiu saugumu, kas kažkada mums atrodė apsisaugot nuo mamutų, nuo kažkokių laukinių gyvūnų ir panašiai. Tai kai moteris pamato minusą, jai įsijungia kontrolė ir nepasitenkinimas dėl kelių labai priežasčių ir galima dar asmeniškai visą tai išnagrinėti, bet vienas iš svarbiausių aspektų yra tai, kad tas nepasitenkinimas mums rodo, jog mes pačios savo neleidžiame tiek, kiek, pavyzdžiui, vyras leidžia savo. Mes save kažkur sutaupome, mes kažkur save apribojame ir sumažiname. Ir kai mes pamatome minusą, mums tas nepasitenkinimas kyla todėl, kad galbūt mes kažko savo norėjome, bet neleidome, nes tarsi reikėtų pataupyti, reikėtų kaupti tuos pinigus, galbūt kažkokiam kitam tikslui panaudoti, kuris yra racionalesnis, svarbesnis, na žodžiu, ar ne? Ir kai mes pamatom tą minusą, mums ateina toks nepasitenkinimas ir galbūt vidinis liūdnumas, nes atrodo, na dingo vis tiek tie pinigai, nors pasąmoniškai tai aš dariau, kad čia liktų viską ir save pribojau. Ir būtent šita situacija dažniausiai moterį moko vieno dalyko, kad mes nebegalime savęs apriboti. Ir moteris reaguoja stipriau, lengviau. Ir tai yra tik apie tai, kad vyras mums veidrodžiuoja, jog mes pačias neleidžiame savo dar daug ko. Ir mes iš tikrųjų galbūt norime daugiau, bet save sumažiname, išleidžiame šiek tiek mažiau ir todėl mes priekaištaujame. Ne, taip gaunasi, kad pradedam priekaištauti ir tas priekaištas ateina tik todėl, kad aš save apriboju, ar ne? Kitas momentas, kodėl gimsta pas mus ta kontrolė, ta baimė, ar ne? Nes, kaip ir sakiau, finansai mums yra susijęs su saugumu. Ir dar tam tikrą aspektą dažnai mes turime ir tai yra labai normalu moteriai, ar ne? Čia jau vėlgi kiekviena pagal savo gyvenimo pamokas turi stebėti, kaip viskas vyksta pas ją, ar ne, šeimoje ir finansuose, pavyzdžiui. Tačiau tas pasitikėjimas ir tikėjimas, kad aš esu gausi ir kad pinigai krenta lengvai ir ateis tiek, kiek jų reikės ir kada reikės, ar ne? Tai vat susviruoja tas mūsų saugumas tada, kai nėra tikro tikėjimo. Ir čia yra tikrai labai stipri pamoka, kurią reikia išmokti. Ir aš nesakau, kad dabar reikia būtinai eiti kraštutinumą ir vos nemokytis gyventi minuse, kad aš dabar suprasčiau ir pažinčiau ir užauginčiau savo tikėjimą. Ne, mes neturime savęs įdėti kažkokias situacijas, kurios mums visiškai labai nepatinka, yra visiškai už komforto zonos, ten 300 laipsnių ir labai skauda ir nepatogu. Mes save galime plėsti po truputį. Tarkim, jeigu matau, kad tas minusas, tai su viduje, su savo pokalbiais vidiniais kažkokiais paspręsti ir pažiūrėti, ar tai tikrai koks mano jausmas, kodėl aš dabar puolu kontroliuoti, iš kokio tai jausmo, kas vyksta su mano vidumi, kur aš prarandu tą balansą, ar ne? Tai vat tas minusas sąskaitoje dar jisai rodo ir tai, kad pinigų tema iki galo nėra pradirbta, ne? Nes pinigai, aš dar kalbėsiu ir pristatysiu kelias paskaitas, kokia tai yra energija ir kaip iš tikrųjų su jie reikia dirbti, kad mes visada būtume gausoje, kad tų pinigų visada būtų perteklius, kad būtų jų didžioji dalis. Tai pirmiausia reikia labai atsakomybės tokios didelės.
nes pinigai yra stipri energija ir jinai yra duodama tik tai suaugusiems žmonėms. Na, pasižiūrėkite, niekas banko sąskaito netidarinėja vaikams, ar ne? Nu, dabar jau prasidėjo, bet su daugeliu limitų ir panašiai, nes pinigai yra duodami suaugusiam asmeniui. Dažnai tiek moteris, tiek vyrai dar yra nesubrendę, ar ne? Kitas momentas, pinigai nebūtinai pagal tai dar duodami ir pagal vidinius įsitikinimus ir požiūrį. Ta aš jau pristatysiu paskaitose, ar ne? Ir man atrodo, kad jeigu įsijungia dar kontrolė ir toks nepasitikėjimas, abejonė ir baimė, vėlgi dar kitos temos turėtų būti pradirbtos. Vidinės temos, tai pavyzdžiui, giminės sistematika, galbūt kažkokia mažoji ar ne mergaitė, norai mūsų ar ne meilė savo. Žodžiu, temos, kurios sudaro mūsų patį asmenybės pamatą, ne, kad tvirtai moteris atsistotų ant kojų. Nes ta situacija, pavyzdžiui, su minusų sąskaita dažniausiai yra tik tais įrankis mums iškelti, ką mes tikrai turime pamatyti ir suprasti.